Labadiena, gerbėmėjai žiūrovai. Šiandien mes su jumis susitinkame Vilniuje, Vilniaus BFA arenoje ir netrukus Saulius Samaška, 96 numeris. Dabar Vilniečių ataka, perdavimas į baudos aikštelę, gali būti pavojinga, bet išmušamas kamuolys. Visos mano minėtos trys komandos, Tauras, Neptūnas ir Babrungas, yra netoliese viena kitos. Čia dabar BFA ataka, daug laisvės, perdavimas ir paskutiniu momentu čia atakuoja. Dešinę. Pranskaus perdavimas, koks smūgis ir labai nedaug trūko. Labai nedaug trūko komandos Tasis numeris, Martin Pervei. Į dešinę. Pranskus vėl aštrina situaciją ir įvartis į savosius vartus. Na, ką aš sakiau apie Patriką Pranskų. Tie perdavimai nenuėjo veltui. Dar vienas prasiveržimas, dar vienas aštrus perdavimas. Na ir kartais būna, ne veltui treneriai prašo, kad perdavimas būtų stiprus. Gulasi, prie to vaizdo jau pripratome. Ir štai toks bandymas, bet šalia vartų. Duot, ką pasakytų mūsų laikais gynėjas pasijungęs į tokią ataką ir negavęs kamuolių. Čia dar viena BFA ataka, smūgis ir puikiai žaidžia Ignas Aleksandravičius. Koja, trinklo atsakas, pavojinga kontrataka, 3 prieš 2. Na, smūgis ir kamuolys vartuose. Puikus Patriko Pranskaus reidas, jeigu pirmajame kėlinyje jis pasižymėdavo tokiais aštriais prasiveržimais kraštais. Šį kartą pats perėmė kamuolį, laiduoja. Turiu omeny tos komandos, kuri pirmauja, bet čia vos trečią kartą kamuolys neatsidūrė. Na, ir kas, trečias įvartis. Vėl Igno Aleksandravičiaus šuolis, bet šį kartą vartininkas kamuolio, na taip kaip norėjo, nepasiekė, o komandos draugai sveikina. Jungiasi, neblogas perdavimas, smūgis ir štai pirmasis įvartis atgal. Ir gražus perdavimas, puikiai į perdavimą atsiliepia Juozas Radavičius, ko gero. Žiūrim, man tokia, kad puikiai prasidėjo galvą. O čia dar BFA ataka ir puikus vartininko epizodas, tačiau šiame momente aiškiai pritrūko vartininkui gynėjo pagalbos. Daniel Misiūnas, berods jis čia Pranskaus smūgis, toliau per Kolinkau, tai yra labai svarbu šiuolaikiniam futbole. Ojojoj, kokia klaida. Ir epizodas vos nesibaigė įvarčiu. Po trečios pergalės iš eilės savo sąskaitoje kartu su Nevėžiu turim 20 taškų. Ir dar vienas įvartis. Kol skaičiavau taškus, Rimantas Jurevičius pasižymėjo ir jis. 5. kartą pasiimtas kamuolį į perdavimas, toks klasikinis vidurio puolėjo, atakos smaigalio žaidėjo įvartis.